kaimo sodybą pas šeimininką, pas kurį ten vienintelė auklė sodyba ir paklausit, kodėl jis eglę tą pasodino, abejoju, ar kuris ten jums paaiškins pateis. Nusakys, taip reikia. Arba net negalvoja. Tiesiog jisai tą įgyvendina tą mitinę struktūrą, tiesiog jis, kaip čia, perima iš tėvų pasąmonėje arba iš kaimynų mato ir panašiai, bet jis net nepateisins to, kodėl jis tai atliko ir kodėl jo vyšnių sodas toj vietoj, tai, bet jeigu paimsim, jis liepsi liaudės dainą uždainuoti, jis visą struktūrą išdainuoja iš karto. Visą struktūrą išdainuoja. Toliau mes turim, kada sodybos, tai yra dažnas yra reiškinys, tai yra šaltinis. Bet jeigu yra šaltinis, tai yra vanduo kaip šaltinis, tai vandens šaltinis yra ta vieta, kurią mes turim kaip požemio pasaulį. Šuliniui yra skirtas daug dėmesio, nes šulinys irgi yra uždengiamas tokiu pat stokeliu ir jisai taip pat yra, turi visokius šitokius ir panašias kaip šitos stogo apsaugas ir turi, būna net, teko matyti, baltai, šičia baltai nudažytas, o šitas čia net va tokiom šičia žvaigždėm ištapytas. Teko matyti ištapytus šulinius, kurie tą visą žvaigždžių simboliką. Tai dabar, žiūrėk, jeigu šičia žvaigždėm ištapė, vadinasi, tas viršutinis pasaulis, mūsų šičia eina tarpinis tas pasaulis ir jau mūsų požemio pasaulis. Dabar, kas gyvena šulinio, šulinio apačioje ir šičia mūsų vanduo. Aš pats iš vaikystės, kiek atsimenu, šitą ten gyveno vanagas. Kodėl vanagas? Man sunku paaiškinti dar. Vanagas paskui skraida ten, bet visą laiką buvo pasakyta, kad nei prie šulinio nesitrauks vanagas. Gyvena visokios kitokios mitinės būtybės, ten ir gali baubas būti, gali maumas būti tenai. Ir mažiem vaikam, ypač atokiems iki 5 metų, kada yra pavojus, kai gali kreipti šulinį arba į kūdrą, ten tvenkinį ir panašiai, tai visada sako, neik prie vandens, nes tave maumas, baubas, vanagas. Mane, kaip čia, gazino su vanagu ir aš ne tik pats nejau, dar ir brolį mažesnį saugojau, kai jis neprieitų, nes gali vanagas pagauti. Tai dabar, kodėl tas vanagas nusileidžia į apačią, čia, sakyčiau, tokio atskiro tyrimo reikėtų, taip pakomentuoti šiandien negalėčiau, nes iš savo patirties tą turiu atveju. Bet yra šulinys, yra tas yra ta tarytum, ta irgi paslapties chtoninio pasaulio apatinė dalis ir plus yra vanduo. O vanduo mūsų yra riba, perėjimas į kitus pasaulius visada žymi riba. Tai yra, jeigu mes su šuliniu, taip pat mes turim perėjimą, mes matom vandenį, o už vandens nieko nematom. Jeigu mes ten įkrisim, kągi, žūnam, mes perinam į kitą pasaulį, susėsta per vandens ribą. Dabar dar šičia mes, kaip sakiau, turim darželį ir visą tą aplinką. Dabar, kas liečia langinės, jau čia pakomentavau, yra apsaugos šonai yra. Ir šičia irgi ta pati apsauga. Dabar dar norėčiau čia pabaigti viršutinis kraigo, čia viršutinė dalis, yra šičia tokia, žirgeliais vadinami panašiai, vartų simbolis čia yra. Vartų simbolika. Ir kodėl vartų simbolika? Todėl, kad ir dabar, jeigu jūs nueisit, kada bus rasų šventė Kernavėje, jūs pateksit į kalnas Kernavėje, jūs ateina čia ir stovi. Ir jūs patenkat pro vartus į kalną. Kas stovi dvi medinės kartis, apipintos augalais, gėlėmis ir panašiai, jūs galite praeiti ir pro šitą, bet niekas neina. Tai mes patekdami į šitą erdvę turim praeiti visada vartus. Vartai nebūtinai turi stovėti fiziniai. Tai jeigu turtingas žmogus turi pilį, jis pasistato didelius vartus, labai stiprius, jis saugo savo turtą. Tai yra viena funkcija. A čia niekas nieko nesaugo. Čia nieko neši kalną, nenuneši, bet pastatyti vartai. Todėl, kad mes ateinam į ritualinę erdvę, į kitą sakralę tam tikrą erdvę, į kapines. Kodėl kapinėm yra labai daug skirta vartų dėmesio, labai didelis.
nes mes patinkam į mirusiųjų pasaulio erdvę. Mes su tuo turim skaitytis. Mes patenkam, Kernavė atėjo, rasų šventė, mes praeinam vartus, mes patenkam į Piliakalnių erdvę, į ritualinę erdvę, kur bus švenčiamos rasos. Ir mes turim praeiti vartus. Ir teko mūsų, kiek etninės šventės vyko, vidury lauko stovi vartai, va šitokie, kaip sakau, va šičia, va taip būna kartais, va taip supinti, va stovi vartai, bet žmogus eina pro vartus, neina pro šoną. Nes jis, jeigu jis įeis pro šoną, jis nepateks į tą sakralinę. Pro vartus praeidamas, tu tada realiai patenki. Dabar įdomu atveju teko girdėti tokį, kada yra dykuma, aš į pietų, kaip sakant, į Afrikos pusę nusikeliu, yra dykuma. Dykuma ir dykumoje ten beduinai, kurie gyvena, vadinami tie beduinai, kur klajokliai dykumose gyvena, klajoklinį gyvenimą ir kada temperatūra 30 laipsnių daugiau pastovi ir ten nėra žiemos ir ta visa kita, jie pastatų neturi, jie gano ožkas, o jų pastatai yra tokie, teko matyti fotografijas ir šičia, ir matyti, kada buvo ekskursijai, realiai juos, šičia pasistato jas 4 stulpus, sakykim, ir tokiom skardom užsidengia. O čia jau žmonės sėdi. Va šičia. Skardas viskas. Ir man papasakojo tokį įdomų atvejį, kada aš susimaščiau apie tai, kas pas mus vyksta. Sužinojęs tą traktavimą to. Ir sako, kada va šičia, aš ne taip pasakiau, gal šičia, va, sėdi, va, ir šičia, va, ir čia, va, nu, va. Sėdi beduinas, čia, ir jūs ateinat pas jį į svečius. Pas jį. Ir taip, jeigu tai man reikėtų, nu tai nustovi stulpai, pro kur nori, pro ten lendu, tai man praškai sienų nėra, nieko panašaus. Reikia žinoti, kur durys, kur vartai. Ir įeiti ten, pro kur priklauso. Bet niekada nepereiti pro kitą kažką. Tai man jau papasakote, tada aš pamaščiau, matydamas mūsų situaciją, mes lygiai taip pat darom. Paprotys tas pats, nes sakau, pasaulyje mes kitą kartą išsiskiriam tautybėmis, rasėmis, odos spalva, kalba kita, bet kultūrą tai turim vientisą. Mes ypač kalbu apie senasias kultūras, tai yra papročiai, skiriasi tik detalėmis, o esmė, šerdis, karkasas yra tas pats. Taip kad šitas Afrikoje, ten, ar šitą gyvenantis beduinas dykumoj, jis įėjimą į jo erdvę, jis turi taip pat vartus. Kokius atpažinimo ženklus jis ten prideda, tai žino tik jo etninės tapatybės žmonės. Va, sakykim, europietis atėjęs, jis gali lyst per bet kurią sieną. Taip, kad, žinot, jeigu mūsų tvora aptvėrimas, jis nebūtinai turi, dabar vėl, pagal tvoros dydį mes galime tik tai spręsti, kaip žmogus saugo savo turtą ir kiek jos turi. Jeigu jis pasistatė labai didelę tvorą, kad net namą nematytų, jis nori daug, čia yra problema tiesiog ekonominė, sakyčiau, susijęta. O šiaip tvora seniau ir mūsų kaimo niekada nestovėjo dideliai, buvo iš tų, vadinama, iš tų pagaliukų tvorelė tokia padaryta ir arba gyvetvorė, stovi vartai oficialus, įėjimas į kiemą, vartelį ir niekas per tą tvorą nelipo ir niekas nieko. Tai yra zona, tvora tai nebūtinai, ta tvora turi fizinį būti, bet ji turi būti kaip simbolis ir vartai kaip simbolis į patekimą į tėvelio dvarą. Nes štai dainuoj, kad prie tėvelio, prie vartelių rymo ant lasdelės auksinės motinėlė ir tėvelis. Tai yra jau, kodėl sako motinė tėvelė, čia jau kartu aliuzija ir į protėvius kartu eina. Nes rymantis jau rodo amžiaus, visą tą amžiaus būseną, kad motinėlė ir tėvelis, mes įvairiai senelius vadinam. Ir senelis, ir bočius, bočelis, ir gali būti motinėlė, ir tėvelis, ir tėveliukas. Ir daug tokių mes sinonimų turim įvairių įvardinti mūsų tėvus ir protėvius. Dėl to darželio. Nes, kai jūs pasakote apie tos akmenis, aš visą laiką šypsojus ir draugį sakau, aš nesuprantu, kodėl aš juos ten dedu. Jau esi irgi padėjo tos akmenis? Taip, būtinai, o kažkaip instinktyviai yra, taip turi būti.
Tai va, tai, o dabar su tais darželio akmenim, tas va, apdėliojimas, dar kartą aš praklausiau, kažką kitą galvojau, tai čia kas apsauga, ko apsauga? Darželis sakralinė erdvė, kaip altorius. Altorius yra viešo altoriaus vieta, tai yra sakralus, tai yra altorius. Į darželį ateinama kaip melstis. Jeigu tai yra, šitame, aš vėl dabar šiek tiek nupiešiu, kada yra sodyba, šičia, ir mes turime šičia darželį. Ir šičia mes turim gėles. Ir darželėje stovi, mes pagal tai sprendžiam, kas yra, kokie ženklai stovi, sakraliniai, religiniai. Kryžius arba stovi šitą koplytėlę, kaip sakiau. Arba kryžius, o koplytėlė dažniausiai, ypač Žemaitijoj tas aš pastebėjau. Kitur, kitą kartą kryžius statomas prie sodyboje, prie pastato kažkur, tai iš galo namo, prie nuo kelio, bet labai yra šita tendencija didelė statyti pačiame darželėje. Ir teko man pačiam Žemaitijų Krauvo kaime daug matyti. Dabar važiuojantis rasit, yra arba koplytėlė, arba kryžius ir aplinkui gėlynas. Tai pabrėžia, jeigu mes sakralų ir religinį simbolį įdedam į tą erdvę, vadinasi, darželis jau yra sakralioji erdvė. Lygiai taip pat kaip viduj sodybos mes turim, tą pažymėsiu, turim kampą, kur sudedam, arba kampą, kur mes... O jeigu darželė, kadangi vis tiek kryžius yra kryžius, yra religinis, o dabar aš irgi galvoju apie... Koplytstulpis statosi. Jo, bet aš tiesiog pasodinau tokį medelį. Ne, tokį medį. Tai jūs lygiai tą patį padarėt, iš medžio. Jūs dar suformavau, kad jis būtų Taip, jūs dabar kitas darželį, tai jūs tą tiksliai pabrėžit, aš kadangi čia daugiau religinius pateisinti jums, kodėl tas darželis yra sakralus. Kitas variantas, kada yra darželis, ir jame sodinamas vienas pastoviai žaliuojantis augalas. Ta, ką jūs ir padarėt. Būna dabar nebūtinai eglutė, bet yra tokie žaliuojantis. Tai tokį teko matyti ne vieną. Tai jūs sodindami šitą darželėje tą žaliuojantį augalą, sukuriat šitą erdvę, jeigu čia kas tada dar galite akmenukais, apdedat baltai nudažytais ir sukuriat, dabar funkcija šito ta pati. Jūs čia išreiškėt amžiną gyvybę per augalą. Tai jūs kaip čia, pas jūs veikia ta daina, kada bernelis atnešė sėklą. Tai čia yra instinktai. Tai čia ne instinktai, čia, kaip čia vadinkim, taip pagal Jungą, archetipiniai dalykai. Mūsų pasąmoniniai, kaip sakau, mes, kada esam pasijungę tautoje šitoje kultūroje, mes išgyvenam tą nesukdami galvos ir, kaip jūs sakot, net nepagalvojam, kodėl tai reikia, bet tiesiog atliekam intuityviai, taip nori, tas labai geras pasakys, taip norisi, o jeigu kas klausia, taip reikia pasakyti. Arba taip nori. Dažniausiai pasako, taip reikia. Žodis taip reikia, rodo, kad jis prisilaiko tradicijos. O aš nežinau, aš neturiu tos tradicijos. Bet jūs padarėte. Aš neturėjau niekada sodybos, ta prasme, neaugau kaime ir ne ką. Bet tai jūsų protėviai augo. Jūsų protėviai augo. Jūsų tėvai buvo. Jūs tai yra, mes netaip šičia, kaip pasakius, jeigu mums grįžti truputį civilizacinius dalykus, aš nebejoju, kad miestai yra dirbtiniai. Yra sąmoningai, politiškai, struktūriškai yra visuomenė suvaryta į miestus. Jeigu tam tikra pasikeistų, tam tikra socialinė sistema, sakykime, mūsų visuomenės, įsivaikščiotų žmonės iš miestų. Išeitų, miestai būtų apleisti, jie sugriūtų, išeitų į gamtą, gyventi kaimuose, sukurtųsi kažkokiuose tai erdvėse, dėl ko mūsų, sakykim, dar ta smetoniška Lietuva praktiškai buvo pagrindinis procentas gyveno kaimuose. Tik vėliau per tarybinį periodą buvo čia, aš jau net galima sakyti, suvaryti į miestų žmonės. Nes kada sudaromas sąlygos ekonominės ir kitokios, kad žmonės vienaip ir kitaip pradeda keltis į miestą. Dabartinės technologijos tai irgi yra skirtos visos miesto megapoliam skirtos, o ne kaimo
ne kaime gyvenančiam žmogui. Nors dabar ir kaime, pavyzdžiui, internetas, jeigu jis turi tas palidovinės ryšys, jis gali naudotis tom visom technologijom. Tai vat, aš dabar grįžtant prie šito jūsų ir dar klausimo, kada, tai vat, šitie abu darželiai, jeigu aš čia pabandysiu dar jį vaizdžiai irgi nupiešti, vat, vaizdžiai nupiešti, kada darželis stovi. Žemaitijai labai populiaru, darželiai stovi koplytėlė su šventuoju. Marijos, ar kino, taip, ir tada, va šičia gėlynas, dabar su akmenimis, būtent darželis yra niekada neaptvertas tvorele atskira. Būna, jeigu aptvertas tvora, tai tada būna šitoks atvejas, kada yra sodyba, va, vėl aš čia skiriu, sodyba, tai šičia tokia nuo sodybos, va tokia tvorelė, va aptveria, va šičia, va taip, ir va, nu, va šičia, tokia, va, tvorelė aptverta būna kartais. Kai kada būna labai simboliškai, jeigu nėra tvorelės, tai yra apdėdama teritorija. Vis dėlto ta sakrali teritorija išskirta. Kad ten, kodėl? Iš vienos pusės pagalvojus tvorelę atveria. Jeigu ten bėgioja kažkokie gyvuliai, vištos ir panašiai, ten ir paukščiai, ar ten kokie kiaulė pasileidus po kiemą, tai jinai, kad neitų į darželį ir jo neišniokotų, tai yra, sakykim, praktinė pusė. Jeigu tokių nėra, tai yra simbolinė pusė apsauga ir jau žmogus nelips per tą, jau reikia lipti per tvorą. Kaip šita kapinėse yra zomatas akmenis, tai pakankamai didelis, bet prastai jis būna tokia iki jų asmens. Užtektinai, kad jau žmogus, kaip čia, neliptų taip jau per tą tvorą į tą erdvę, kur nereikia, nepatektų, jau yra jau labai, sakyčiau, aiškiai ribojama, o šičia tiesiog uždėtas tai, kad tiesiog simboliniai ženklai. Nes šitoje erdvėje žmonės daug kur, kaip ir su tais vartais, jeigu į sodybą ateinant, keliukas ateina, jūs padėjot 2 akmenis, jau jūs pažymėjot vartus. Pro kur reikia ateiti. O jeigu jūs dar baltai nudažėt, tai jau, kaip sakant, visi jau turi labai aiškiai suprast. Dar įdomu yra tai, kad teko matyti sodybos, kur prie vartų stovi grybas iš akmens. Jūs jau atliūdėjot man tai. Ir dabar, ir lygiai taip pat teko matyti, labai retas atvejas, teko matyti, kada yra kapo, plokštė, kapą nupiešiu. Ir lygiai taip pat grybas. Antkapio grybas. Dabar čia jau, aš daugiau teisinu filosofiškai paralelę bandau išvesti tokią. Lietuvoje mes turim tokią pasaką apie ąžuolą ir grybą, baravyką. Ir išdrygo baravykas ir sako ąžuolui, žinai, tu traukis, čia aš augu, čia man vietos reikia. O ąžuolas sako, nu žinai, sako, nu palauk, sako, gal rytoj šitą. Ant rytojus jis paaugo, nu traukis, aš kai sakiau tau. Tas vėl sako, nu palauk, nu gerai, rytoj aš jau pasitrauksiu, tu tik tai šiandien dar pakentėk. Nu sako, ant rytojus ąžuolas ryte žiūri, tos baravykas jau sukirmėjęs supuvęs, jam galva nukritusi ir nieko neliko. Tai kada mes matom ant kapinio paminklo prie kapo šičia, kapo erdvėje grybą, žymi ką? Laikinumą. Žmogus pas mus, kadangi mes vėl labai tampriai su gamta, mes žinom, kas laikina. Jeigu grybas laikinas yra 2 dienom 3 sukirmėjo, sakykime, tai jį simbolį tą įnešėm ir visiems turi būti aišku, kas žino, kas gamtoje gyvena į tos dėsnius. Jeigu jis nematęs grybo, jis nežino, jis neatpažins to ženklo. Bet mes sudedam tos atpažinimo ženklus, kurios mes. O kada grybą, aš iš karto, kai klausėt, ar matėte, tai aš mačiau, bet prie įėjimo į sodybą, tai čia kažkaip, nu, atrodo, tai tiesą sakant, tu nelabai. Gal psichologiškai? Ne, tai čia pabrėžia, kad žmogus suvokia savo laikinumą čia. Nu, arba nesuvokia. Kapinėse tai labai graži interpretacija. Logiška, o jis... Bet teko matyti. Taip, ir papuošti gražus būna. Taip, bet prie įėjimas. Taip, ant praėjimo. Jis būna kartais prie darželio net, kampuose. Prie darželio, arba teko matyti, kada sodyba, darželis, keliukas įvažiuoti į kiemą, į keliuką ant kampų, 2
iš akmens. Tai yra tiesiog akmuo, ten nėra specialiai ten ištašyti, labai tokie naturalistiniai, bet yra akmuo ir tokia plokštė ant viršaus uždedama, kad tai suvoki, kad tai yra grybas. Tai yra tik grybas, taip galima būtų vaizduoti ir taip galima atpažinti. Bet kiti gražiai musmelės nupaišo. Ant tų suprantate, tiesiog matai gražiai. Nu taip, su kaunas kažkokiais dekoratyviai gražiai. Tai aš noriu pasakyti tai, kad yra kaip simbolis, yra grybas, jis galim dabar interpretuoti, tik bandyti interpretuoti kaip laikinumą. Ir vėl visą laiką, kaip kalbėjau su tai žmonėm, aš prisipažinsiu, to po ekspedicijas nevažinėdavau su grupėmis. Aš vienas tas atsiskyręs, kuris važiuodavau vienas visą laiką į ten kaimus ir visur tą, vienas bendradavau, kitą kartą tai yra lengviau, pasirinkau tokį kelią. Tai ir kada vienas atvažiuoja ir matai va šitokius tokius dalykus, tada pabendrauju su žmogum, jis tau kitą kartą paprasčiau atsiveria, lengviau pasako, arba esi mažiau pastebimas ir žmonės mažiau tave atkreipia dėmesio, kad tu renki šitą informaciją, sakykime, apie juos, apie tą gyvenimo būdą ir visą kitą. Tai vykstant po visus kaimus, tai dabar yra savybė dar ta, kad važiuoju mašina, aš jau kur per visada aš matau aplinką, ir peizažą matau, ir tas, ir ženklus važiuoju pro sodybą, viską užfiksuoju, jeigu būna net kada kitą, kad sustoji, įsitrauki fotoaparatą ir nufotografuoji kokį reiškinį, nes visada fotoaparatą su savim laikau su tuo tikslu, kad sukaupti tą informaciją apie tos esamus reiškinius. Taip.